Taigi štai, taip jau būna gyvenime, kad reikia vadovautis dažnai ne širdimi, ne jausmais, o protu, norint pasiekti kažkokį rezultatą. Na ir dabar grįžtam prie prezidento rinkimų. Liko du, na ir kaip sakiau, rugsėjo mėnesį 18 metų, kad būkit ramus, blogiausia tikrai išsirinksim, na štai ir stovim dabar prie šito pasirinkimo. Dar sykį pabrėžiu, kalba ne apie žmogų, o apie politiką. Apie politiką. Ir dabar, svarstydami, ar iš viso eit balsuoti, o jeigu balsuota iš kurį, atsakykim savo į klausimą, o apskritai, prezidentas, kas tai yra per pareigybė? Kas čia per reiškinys? Pats žodis prezidentas iš lotynų kalbos verčiasi presidio, sėdintis priekyje arba vedantis. Jau iš pavadinimo yra aišku, kad tai yra žmogus, kuris turi stovėti priekyje visuomenės, bet ne šiaip sau stovėti priekyje, kad mes jį pasirinkom, o stovėti savo suvokimo galimybėmis, savo smegenų potencialo galimybėmis. Jis turi matyti reiškinius maksimaliai plačiai, turi skaičiuoti žingsnius keletą ėjimų į priekį, turi turėti gudrumo šalia proto ir išminties, ir gudrumo jis turi turėti. Jis turi žinoti, kur einama, ko siekiama, ko iš tos visuomenės reikia norėti. Teisingiau, ką visuomenė turėtų daryti, ir jis turi ne eit paskui visuomenę, o jis turi eit priekį visuomenės, turi drįst pasakyti dalykus, kurios visuomenė neiškart priims. Nes jeigu tu eini paskui visuomenę, paskui daugumą, dauguma visada yra banali. Jinai niekada negali nuvesti kažkokį laimėjimą. Tai visada bus pralaimėjimai. O stoti į priekį ir sakyti dalykus, kurie tai daugumai nepriimtini yra kažkokiu konkrečiu istoriniu momentu, yra rizika. Bet tam ir yra presidio. Taigi štai, apskritai prezidento pareigybė reikalauja štai tokių savybių ir tokie jos bruožai yra pačios pareigybės. O dabar, ko mes norim apskritai? Mes kaip visuomenė, ko mes norim iš to prezidento? Ir čia yra netoks paprastas atsakymas. Nes pastarieji rinkimai, kad ir prezidentas, štai ką tik įvykė, ar ne, parodė ir ne tik Lietuvos, o apskritai vakarų civilizacijos, štai pasakysiu, šiuo metu nebėra jokios kairės ir dešinės. Nėra tokių pasiskirstymų, viskas yra sunykę, susiniveliavę, suvienodėję. Takoskyra eina visai kitokio pobūdžio. Ta takoskyra aš įvardžiunčiau taip. Vienoj pusėje yra svajokliai, kitoje yra realistai. Vienoje pusėje jos galima pavadinti tos svajoklius globalistai, kitoje pusėje tautininkai. Vienoje pusėje yra vartotojiškos visuomenės ir poreikių atstovai, kurie nori daug vartoti ir mažai dirbti. Kitoje pusėje yra tie, kurie supranta, kad norint vartoti reikia dirbti ir uždirbti. Šiandieną vakarų civilizacijoje be jokios abejonės dominuoja svajokliai, vartotojai, lengvo darbo mėgėjai, finansiniai spekuliantai, kas irgi yra lengvas darbas ir greita galimybė uždirbti pinigų. Bet kitoj pusėje esantys realistai supranta, kad taip negali tęstis amžinai. Kad visi šitie dalykai galimi tik tam tikroj laiko perspektyvai. Ir aš čia dabar neturiu tokio tikslo jum aiškinti, bet mūsų šios dienos pasaulis yra kupinas įrodymų, kad šita kolizija vis darosi ryškesnė. Kiekviena diena mums atneša informaciją, kad svajoklių laikas baigėsi. Taigi štai, kai mes balsuosim už prezidentą, tai ir galvosim, ko mes iš jo norim, tai reikia suprast, kad svajokliai iš jo norės vieno, o realistai visai ko kito. Dėl to nėra tokio bendro kažkokio tai noro
konkrečių veiksmų iš prezidento, nes skirtingos visuomenės grupės nori skirtingų dalykų. Kitas klausimas, kad, kaip minėjau, svajokliai, kurių dauguma, ir jie tą įrodė. Iš esmės šitie du kandidatai tai yra tų svajoklių kandidatai. Nes jie ir atstovauja tą pasaulio suvokimą, va tokį, kur iš esmės jis absoliučiai neturi nieko bendro su realybė. Kiekvieną dieną ta realybė mums duoda įrodymus, kad yra ne taip, kaip jie įsivaizduoja tą pasaulį, bet jie nekreipia tai dėmesį. Ir tai irgi yra labai žmogiška. Žmogiška. Ir tų realistų visais laikais buvo mažuma, dėl to nėra ko stebėtis, kad ir į antrą turą pakliuvo štai šitie du asmenys, o ne kas nors kitas. Ir aš dabar kalbu, žiūrėdamas iš šitos du kandidatus vadovaut mūsų valstybei ir mūsų tautai artimiausius keletą metų, aš kalbu iš realistų pozicijos, iš tautininkų pozicijos, plačiai suvokiant šitą sąvoką. Taigi aš formuoju uždavinį tokį, kad po 100 metų Lietuva būtų kokia, kaip turi mąstyti prezidentas, tas presidijo, priekis sėdintis, kaip jis turi vesti Lietuvą, ką jis turi galvoti, ką turi vertinti, kad po 100 metų Lietuva turėtų valstybingumą, kurį šiandien turi. Mes neturim šiandieną nepriklausomybės. Jis yra šiandieną atiduota Briuseliui, bet valstybingumas yra. Ir daugam atrodo, kad čia nėra jokio pavojaus, o pavojus yra. Ir mūsų politinis elitas šiandieną daro viską, kad tas valstybingumas, čia pasakyti, švelniau. Kitaip sakant, jų pastangos, jiems atrodo, kad jie daro gerus darbus, o mano akimis žiūrint, jie tiesiog sukelia grėsmę pačiam valstybingumui. Aš turiu omeny geopolitinius procesus, kurių jie neįvertina arba įvertina klaidingai. Taigi štai prezidentas turėtų tos dalykus suprasti. Dabar šitoj valstybėje šiandien gyvena lietuvių tautos 84%. Tai norėtųsi, kad ir po 100 metų tas santykis nepakistų. Mes turim tą formulę mūsų gretų, 80-20. Tai yra geras santykis ir tai yra saugotina vertybė, jeigu mums svarbi mūsų valstybė ir mūsų tauta. Toliau. Yra teritorija. Valstybingumas yra įgyvendinimas tam tikroje teritorijoje. Dabartinė mūsų teritorija apima Klaipėdą, Kauną ir Vilnių ir tie 3 miestai yra tik keliasdešimt metų administruojami lietuvių tautos. To niekada istorijoje nėra buvę prieš tai. Ir vėlgi daugelį atrodo svajokliam tai pirmiausia, kad čia nėra jokių problemų, kad čia taip ir bus amžinai. Nesiplėsiu, tik tiek, kad realistai supranta, kokios grėsmės yra ir čia. Ir tas presidijo, jis turėtų suprasti šitos dalykus. Turėtų suprasti. Na ir štai toj valstybei, kurioje lietuviai sudaro 80%, kurios teritorija yra bent jau tokia kaip šiandien, po keliasdešimt metų ar po 100 metų norėtume, kad išliktų ta pati etinė ir etninė aplinka. Etinė aplinka, tai aš turiu omeny visą tą vertybių kaitą, kuri šiandieną eina iš vakarų. Tai yra santykiai tarp vyrų ir moterų, santykiai tarp tėvų ir vaikų, šeimos ardymas. Turėdamas omeny etninę aplinką, aš turiu omeny šituos migracijos procesus, kurie vakarų Europą iš esmės jau negrįžtamai pavertė kažkuo kitu. Tai aš kalbu iš pozicijos realistų, tų žmonių, kurie norėtų Lietuvą matyti štai tokią, kaip aš įvardinau, ir žiūrėdamas į tuos du kandidatus, ir svarstydamas, eit balsuoti apskritai ar ne, mes va štai šito iš jų laukiame. Sakau, suprantu, kad kita dalis Lietuvos visuomenės, jie gali norėti visai ko kitą. Dėl to aš jokių būdų nešneku visos visuomenės vardu, ir net ir mūsų gretų vardu aš šiandien nešneku, aš kalbu savo vardu šiandien. Na ir dabar paanalizuokim šitos du kandidatus. Va tame kontekste, kuris ką tik buvo jums išvardintas.
kokios yra prezidento apskritai pareigos, ne konstitucinės, bet tokios, iš pačio reiškinio išplaukiančios. Iš to žmogaus, kuris stovi priekyje visuomenės. Ingrida Šimonytė. Pirmiausia, iš karto prisimenamas yra Snoro banko reikalas. Jinai sudalyvavo šito banko sunaikinime. Ir aš drįstu manyti, kad jinai sudalyvavo šito banko sunaikinime ne dėl ekonominių ir finansinių priežasčių, o būtent išeinant iš politinių arba geopolitinių tam tikrų šalių interesų. O jinai tik paklusniai vykdė tam tikrus sumanymus ne Lietuvoje gimusius. Nenustepčiau ir netgi beveik įsitikinęs, kad Ingrida Šimonytė iš tikrųjų nieko nepasipelnė iš šito banko griūties. Pasipelnė visai kažkas kitas greičiausiai. Bet jinai sudalyvavo tame procese, padėjo savo parašą, būdama finansų ministre, tiesiog, mano akimi žiūrint, nesusigaudydama, kas čia vyksta. Tai vienas dalykas. Ne veltui Ingrida Šimonytė remia liberalai Lietuvos. Susiskaldę, bet visi tie susiskaldę liberalai remia Šimonytę. Reiškia, jie joje mato savo artimą žmogų. O apie liberalus, kodėl aš kreipiu dėmesį į šitą jų remimą? Suprantat, yra toks posakis, ne mano sugalvotas. Jeigu žmogus iki 30 nėra liberalas, tai jis neturi širdies. Kitaip sakant, jis nesugeba matyti šito pasaulio tam tikrų neteisybių, tam tikro, kaip čia pasakyti, įvairiausių tokių blogybių. Bet jeigu jis ir po 30 metų lieka liberalu, vadinasi, jis neturi proto. Nes žmogus bręsdamas turi suprasti, ką šitame pasaulyje galima pakeisti, o ko negalima pakeisti, kas yra jau duota kūrėjo šito pasaulio. Deja, liberalai, kuriems yra jau po 50 ir daugiau metų, jie lieka savotiškais paaugliais. Ir dėl to, jeigu jie remia Šimonytę, tai jie joje mato irgi tokį paauglišką mentalitetą, kuris nepajėgus yra susigaudyti šio pasaulio vingrybėse ir geopolitinėse įvairiose peripetijose. Pasižiūrėkim dabar į kitą kandidatą iš šitų dviejų, Gitanas Nausėda. Kaip aš galiu užmiršti? Atleiskit, pons Nausėdai, bet aš negaliu užmiršti. Kai jūs sakėt, kad doleris ir Afrikoje doleris, kada buvo $1,4 litai, jau buvo man asmeniškai visiškai aišku, kad reikia dolerių nelaikyti, nes dolerio kursas lito atžvilgių bus kitoks, jis bus blogesnis dolerio turėtojams. Jūs tuo metu iš visų ekranų sakėt, kad laikykit dolerį, viskas bus gerai. Žmonės prarado per jūs krūvą pinigų. Ir man iki pačios dienos neaišku, ar jūs tada nesupratot tiesiog, kokie procesai vystosi finansų rinkose pasaulio? Ar suprasdamas sąmoningai, kadangi dirbot bankų struktūrose, nesakė tiesos? Neturiu atsakymą. Tik jūs pats galite atsakyti šitą klausimą. Panaši situacija buvo su nekilnojamo turto reikalais. Prieš pat nekilnojamo turto burbului sprogstant, jis taip pat sakė, kad nekilnojamas turtas negali pykti. Dėl to imkit paskolas, investuokit į nekilnojamą turtą, viskas bus gerai. Ir šiandieną daugelis Lietuvos šeimų yra tapę bankų vergais. Dėl šito. Vėl tas pats klausimas. Ar pats tuo tikėjo, ką sako? Ar žinojo, kas bus, bet tiesiog sakė tai, ką reikėjo tuo metu Skandinavijos bankams sakyti. O tokie patys procesai buvo įvykę prieš 14 metų Skandinavijoje. Ten irgi buvo sukelta nekilnojamo turto tokia euforija, kad viskas brangs. Ir paskui buvo kritimas žemyn ir skandinavai pakliuvo į bėdą. Ir trečias
trečias irgi dalykas, kurio aš negaliu neužmiršti eidamas balsuoti už šitos du kandidatus, turint omeny šiuo atveju Gitaną Nausėdą. Prieš įvedant eurą, jis kartu su kitais politikos viršūnėje esančiais žmonėmis sakė, kad niekas nepabrangs įvedus eurą. Nors visa praktika iki tol buvusi rodė vieną ir tą patį. Visur pabrango. Ir pirmiausia pabrango tas pats pigiausias segmentas. Ir dar aš pasakyčiau, man yra tekę diskutuoti, yra YouTube laidos, pokalbiai, ašgi jau ir tada sakiau, kad atsisakant lito, tai pabrangs ar nepabrangs prekės, tai čia yra mažiausia bėda iš tikrųjų. Atsisakydami savo valiutos mes atsisakom instrumentų, kuriais apskritai įmanoma įtakoti ekonomiką. Bet šiuo atveju pono Gitano Nausėdos naudai aš galiu pasakyti, kad jam kaip finansistui politinis elitas ir niekada nesuformulavo tokio uždavinio, kad turėti savo valiutą stiprią, pakankamai ir saugią. Politinis elitas ir neformulavo mūsų finansiniam elitui tokios užduoties. Tai čia kalba jo naudai šitas dalykas. Jis darė tai, ko iš jo norėjo viena ar kita valdžia, vienu ar kitu momentu. Na ir dabar, taigi štai tokie man prisimena konkretus labai minusai šitų kandidatų. Yra tam tikras dar ir bendras vardiklis jų abiejų, jie abudu kalba apie vakarietiškas vertybės. Ingrida Šimonytė sako, kad apskritai, kuo daugiau vakarų Lietuvoje, tuo daugiau. Aš jau minėjau, kad ką jinai turi omeny, nes tie vakarai labai skirtingi. Vienas dalykas, bet yra dar įdomesnis reikalas. Jokių vakarietiškų vertybių, mano akimi žiūrint, nėra ir būt negali. Yra civilizacinės vertybės, yra kultūrinės vertybės. Jos visos yra bendražmogiškos vertybės. O kažkokių ten pietų vertybių, šiaurės vertybių, rytų vertybių ir panašiai, tokių dalykų iš principo nėra. O jeigu kalbėt apie vakarietiškas vertybės, šiek tiek su jumoru, tai pati didžiausia jų vertybė yra gyventi kitų sąskaitą. Ką jie ir daro šimtmečius. Ir tai, kai mes nuvažiavę į vakarų Europą grožimės jų miestais, pastatytais 19 šimtmetį ar 20 pradžioje, tai didžia dalimi yra pastatyta kitų pasaulio regionų sąskaitą. O šiaip jau, kalbant apie civilizacinės ir bendražmogiškas vertybės, dominuojanti vertybė yra rūpinimasis savimi, savo interesų gynimas. Ir šitas vertybės dėja išpažįsta visi vienodai. Ir jeigu mes pažiūrėsim štai tokiu kampu į kandidatus, tai, na žiūrėkit. Aš jums taip pasakysiu. Ar aš apskritai eisiu balsuoti, aš dar nežinau. Aišku, yra ta idėja, kad boikotuoti rinkimus, bet jinai nieko neduos. Vis tiek ateis pakankamas kiekis žmonių, rinkimai bus laikomi įvykusiais, bet, kaip sakoma, sąžinė bus rami. Vienas dalykas. Dabar jeigu eit ir rinktis, už kurį balsuoti, irgi sunku pasakyti, aš jūsų neraginu, nei už vieną, nei už kitą, bet tam tikrus skirtumus aš matau, aš juos išsakysiu. Tai pirmiausia, jeigu kalbėsim apie kandidatę. Na, sakykit, ką norit, bet tai yra tiesiog tęsinys dabartinės valstybės vadovės. Turint omenyje ir tam tikrus geopolitinius jos svarstymus, tai yra vienas prie vieno. Turint omenyje bendražmogiškus dalykus, šeima, vaikai, tai yra tęsinys dabartinio valstybės vadovų. Tai yra tiesioginė sąsaja su konservatorių partija, kuri 30 metų šokdina Lietuvą. O dabar, jeigu žiūrėsim į kandidatą, na kaip ten bebūtų, bet jis yra nepartinis. Ir niekada partijai nepriklausė. Geopolitikoje
Jis labai panašiai kalba kaip ir kandidatė, bet, sakyčiau, ne taip entuziastingai. Jeigu kalbėt apie bendražmogiškus reikalus, viskas tvarkoja. Likimas jo nenuskriaudė šiuo atveju. Taigi, skirtumai, kaip ten bebūtų, yra. Ir neragindamas balsuoti nei už vieną, nei už kitą, tie, kurie vis tik į rinkimus eis, va tuos skirtumus įvertinkit. Ir patys jau spręskit, kaip elgtis. Bet geriausia tai būtų, kad tokia situacija, kada praktiškai nėra už ką balsuoti, nesusiformuotų. Bet kaip jinai gali nesusiklostyti tokia situacija? Jeigu štai po mūsų tuo video dėl pirmo turo, na žiūrėkit, štai kokių porą komentarų aš pacituosiu, kaip žmonės rašo. Mums visiems žinomas Antanas Andziulis, štai taip atsiliepė į mūsų kvietimą balsuoti už Skvernelį. Taip, sako Antanas, logika racionalioji yra tokia, kaip mes sakom. Tačiau tikrovė yra daugiau nei mūsų logika. Dėl to, manau, balsuoti reikia už savą, nepriklausomai kiek balsų surinks. Kitaip sakant, širdis veda paskui savą. Čia aš dar labai iškelčiau klausimo, ar tikrai, Antanai, tą savą atpažinai jau taip tiksliai. Bet šiuo atveju ne apie tai jau dabar šneka. Na ir dar viena citata. Virgilijus Kulikauskas škai kaip atsiliepė. Protu analizuojant ir dėliojant galimus variantus, mūsų gretos yra visiškai teisius. Virgilijus Kulikauskas pripažįsta, kad mūsų gretų svarstymai buvo teisingi. Bet toliau jis rašo. Bet rinkimai yra pasirinkimas ir man šiame siūlyme yra per daug proto ir per mažai širdies. Todėl aš atliksiu pasirinkimą balsuodamas ne protu, bet širdimi, pagal tai, kokias vertybės išpažįstu. Ir nepasakysi, kad tai yra negražu, tokia pozicija. Bet aš čia jums, jau visai einant į pabaigą, vieną istoriją papasakosiu. Savo metu man teko būti Marcinkonėse Dzūkų muziejuje. Ir to muziejaus direktorė, pasakodama apie sunkią dzūkų buitį, prieš 100 metų, prieš 200 metų, paminėjo ir tokį faktą, kad, sako, dzūkai po mišką vaikščiodami, po tos pušynus, ten valandas, prirenka voveruškas, atneša į Marcinkonis, o iš jų už grašius tas voveruškas nupirkdavo pirkliai iš Varėnos, dažniausiai žydų tautybės tie pirkliai būdavo. Ir Varėnoje jau parduodavo gerokai brangiau, o kiti dar nuveždavo į Alytų ir dar brangiau parduodavo. Ir aš klausiu tos direktorės, o tai ką, dzūkams į galvą neteidavo, kad jie patys tą gali padaryti? Jinai sako, ne. Ir jūs negalvokit, kad tie dzūkai buvo tokie nesupratingi. Tai yra žymiai gilesni reiškiniai. Jie gyveno savo etiniai aplinkoje, vat būtent savo etiniai ir etniniai aplinkoje, sėslus. Ir į jų, tokio teisingo pasaulio suvokimą neįėjo toks reiškinys, kaip voveruškų pardavimas, va tik iš miško išėjus kelis kartus daugiau. Jie tame įžiūrėjo kažką tokio negražaus. Bet kiti nekreipė dėmesį, tai ir uždirbdavo gerus pinigus. Taigi štai, suprantat, norint apskritai, kad mūsų visuomenė, kaip aš jau minėjau, po 100 metų būtų dar čia ir būtų savo etinėje ir etninėje aplinkoje, labai gražu, kad yra žmonių, kurie štai rašo tokius komentarus, kad aš širdimi balsuoju. Bet, mylėjai mano, kažkas turi būti ir gudrus. Jeigu jūs širdimi vadovaujatės, vadinasi, kažkas kitas turi už jūs būti, jūsų pačių naudai ir labui turi būti gudrus, protingas ir išmintingas, o ne tik balsuojantys širdimi.
Ir štai tokius žmonės mūsų gretos ir kreipiasi, kviečia burtis ir dar sykį sako, te gausėja mūsų gretos.